juokiuosi, čia va taip va. Eini va žiūri, rodai patiekalą ir tau jį padaro. Čia grinai tailandietiška, vien tailandietiški patiekalai ir yra tailandiečių desertai, kiauliena, žuvis, jūros gėrybės, vištiena. Ir čia yra saugu, čia eina šeimos, nu, čia tai ten, kur vakar buvom? Irgi viskas. Ką Mažvydas? Dar su tokiu nevažiavom. Ai, nu šiaip jau, mūsų troleibusai kai kurie būna ten, kur, žinai, žiūrkę gali įbėgti, išbėgti, per vienas darys įbėgti, per kitas išbėgti. Ką jūs? Gerai viskas? Super. Opa. Prieš tai matėm, kaip taisė elektrą čionai. Na, dar šiek tiek reikia pafilmuot, sakiau, kol važiuojam. Bandom nusigauti iki Skytraino, paskui jau link didžiosios veiklos. Mes jau prie Skytraino, dabar pirksim bilietą į Victory Monument stotelę ir važiuosim su Skytrainu. Metro atitikmuo, tik tais ne po žemė, o ant žemės. Bet ten toliau yra Hatuchak parkas su monitoriais, nu čia tie driežai tokie metriniai. Mangai auga, žodžiu, sakėm, eisim paskui vakare čia nais, kai grįšim jau atgal. Dabar reikia iki didžiosios šventyklos. Dabar iš Skytraino jau einam toliau. Victory Monument stotelė. Darysim toliau. Man atrodo, pagal mano išplanavimus dienos planą buvo kažkur tai, kad aš turėjau čia atvažiuoti kažkurią dieną, bet tai gerai, dabar atvažiavau, tai paskui paieškosiu, kur nueiti. Geriausia, tai man Džiminai siūlė į Samakon Village nueiti, kai aš tam gyvenu šalia jo ir realiai bėgiojau tam village. Šiaip gražu parkų yra, ežeriukų, tai tikrai gražu.
Durianas, va tas vaisius atsimeniau, ne durangas, durianas. Bet sakė, nuo jo galva gali skaudėti. Nežinau, nebent gabaliuką, jeigu parduotų, paragautų, paimčiau. Tai va, tai. Šiaip tai merginos va ten, kur eina ir su Andrėjum kalba, tai sakė, kad uždaryta šiandien jau, nes pas jos princesė numirė 11 birželio ir kad gedulas yra. Na, bandysim nueit pažiūrėti. Uždaryta tai uždaryta, kažkur kitur nueis. Tai vietos čia vaikščioti yra daug. Welcome to Vatpo. Čia gulintis būda. Ai, aš planavau kažkurią tai dieną atskirai atvažiuoti. O, nieko. Jeigu ir bus uždaryta, tai... Tai va dabar einam pasižiūrėti. Šiaip jo, čia tie darbo laikai dar yra, tai čia taip nenueisi, kaip tu nori. Bet nieko. Life is life. City turai turbūt kažkokie tai. Nežinau, kaip ten klausti, jeigu lyg ir auka. Bent jau iš šono ten kažkoks ėjimas buvo. Jo, čia važiuoja visi, kas kaip nori. Bet stebėtinai avarijų nėra. Arba labai nedaug. Ir pas juos tamsinti galima ir priekinius langus, ne tik tais galinius. Išskyrus priekinis nėra užtamsintis. Šiaip visi langai tamsinti. Sumelavau, priekinis irgi užtamsinti. Va ten kažkoks tai kinietiškas elektromobilis 100% tamsintis. O, dar kažkokia mašina policijos. Ne pas juos net policijos užtamsinti. Piros durys buvo, pabandžiau įeiti per tas duris. Tai vienu žodžiu baigės to, kad ten daug apsaugos ir neįeisi. Nes Andrėjus sakė, kad jie buvo nuėję biškį toliau ir būtų įleidę. Tiesiog čia užsilaikėm su Edgaru. Nu, bet tai nieko, viskas gerai. Neužėjom. Einam dabar toliau. O ten tokie debesiukai ateina, kaži bus lietus ar ne. Geriau aišku nebūtų, nes ten tai labai negražus, nedraugiški. Nedraugiški ten debesis. Ir iš vienos vietos į kitą, va taip ir eini. Labai didelis kompleksas. Realiai.
Yra kas veik čia visur apeit. Ten va gulintis būda. Prie auksinio būdos statulos. Nu, iš ties įspūdingai atrodo. Nežinau, čia dydį perteikti. Nu, žmonės ir kolona, tai čia vos ne iki kolonos viršaus. Jo. Dydis geras. Tuoj. Нам чай. Nu tai mūsų kažkoks biški gal didesnis bus vis tiek. Blue flag. Ai va, mėlyna yra. Blue flag. Sakė eiti virš. Pakeitėm dar vieną transporto priemonę. Tai čia jau šešta mūsų transporto priemonė.
plaukiam laivu. 40 batų. Euras 30. Kol kas šiandien susumavus už visas tas transporto priemonės. Nežinau, kiek bus kokie 300 grubiai, nes 2 kartus su Skytrainu važiavom, ten po 30 batų tada. Ir šiaip visur mūsų galima sakyti 30-40 batų kainuoja. 10 batų kainavo mikriukas. ท่าเรือต่อไปราชวงศ์ N5 ผู้โดยสารสามารถไปสำเพ็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ราชวงศ์ N5 ผู้โดยสารสามารถไปสำเพ็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ Next pier ราชวงศ์ท่าเรือต่อไปราชวงศ์ N5 ผู้โดยสารสามารถไปสำเพ็งเยาวราชได้ที่ท่าเรือนี้ Nu ką, chebra išvarė su taksu. Aš bandau susirasti motorbaiką. Yra Boltas, bet bandau sužinoti, kiek kainuotų su valstybiniais. Nu, arba bus tas pats, arba ne, tai, pažiūrėsiu. Arba jeigu po kokių 5 minučių 10 nesulauksiu, tai tada paimsiu Boltą. Dar Grebas yra, bet su Grebu nesuprantu, kaip ten pasiimti, kad tikrai atvažiuotų ne mašina, nes mašinos aš kaip tik nenoriu. Aš likau vienas, tai man ta mašina 100 metų reikalinga. Tai va, tai čia Siam stotelė, va, su Skytrainu atvažiavom. Nu, bandysiu. Arba, gal visgi Boltą kviečiuosi, bus greičiau. Ok, bandysiu su Boltu. Nes ten laikytis ypatingai ant jo, tai, kaip nors. Nei kartą nesu važiavęs, bet tikiuosi pavyks. Ok, bandau. Tai va, o šiandien pasivažinėjom visai neblogai. Ir mano paskutinė kelionė buvo su šituo, kaip jis, motorcyclu, šituo Pirda. Pirmą kartą važiavau iš tikrųjų. Aš nežinau, kaip mano auklėtiniai su ją važinėja. Ne, kai tu už vairą, tai dar suprantu, bet jau ten iš galo, kai reikia sėdėti, ten kažkas. Tai vienu žodžiu, ar kartuosiu? Tikriausiai taip. Visai nieko. Vienu momentu ant 100, kai pravežė, tai galvojau, ten kepurė ir akiniai pasimės. Bet buvo verta, įdomu buvo. Bent kartą pabandyti. Tai va, dabar jau einu link savo gyvenamosios vietos. Čia pas juos labai populiaru su motoroleriais lakstyti. Tai jie čia ir į darbą, ir į sodą. Man jau kokio 30-40 metrų liko. Tai va, ok, hibridai, ir tos. Eisiu pailsėti.